baigiantis sveiko maisto šventėj Palangoje, susėdome prie gražių duonos kepalų pasišnekėti. Bet šneka netradicinė, nes pokalbio dalyviai, netipiški pokalbio dalyviai, mat duonos kepėja buvusi grafikė. Kaip gyvenimas pasisuko, kad dailininkė ėmė kepti duoną? Aš namuose visą laiką savo šeimai kepiau duoną. Bet paskui kažkaip pradėjo draugai vis. Tai kokia proga iškep draugam, draugų draugai ir kažkaip užsisuko taip ratas, kad pradėjau kepti duoną. Ar jaučiate, kada duona yra prasta, bloga? Labai jaučiasi. Mano vyras tai ypač jis labai greitai atskiria, kad tikrai jau. Ne ta duona, šiaip šita duona yra minkita rankomis. Ją pirmą užplykom, užmaišom, po to užminkom ir sekančią parą atminkom. Taip, kad tikrai su ją daug dirbam. 18 valandų rūksta, 2 valandas kepa. Taip, kad ne taip greit tą duoną išpasidaro. Aš Melnragėje gyvenu, samdau greitąjį kurjerį, kad man atvežtų Jūratės duoną. Šitą duoną su mūsų tuo laivu apiplaukė visą pasaulį, nesupelyjusi jūros sąlygom. Jūs galite įsivaizduoti. Visos kitos duonos yra, jau kepa ir kaimuose, bet jos nėra suminkomos. Jos turi visai kitą struktūrą, vat gaila, kad dabar negaliu atpjauti jos. O šita duona yra sunki, vat pamėginkit pakelti, vat pažiūrėkit, vos pakeli. Todėl, kad sėdi minko ir minko. Ir svarbiausia, jinai yra daroma tik tai iš 2 ingredientų. Tai yra šaltinio vanduo ir ruginiai miltai. Ruginiai miltai turi būti ekologiškai švarus. Kas augina Lietuvoje ekologiškai švarius rugius? Vienintelis ūkininkas. Aš imdavau iš vieno malūno miltus ir man vieną kartą atvežė tokius miltus, kad paplotėlį išeina, duona tyšta ir maniau, kad aš gal kažką ne taip darau. Bet galop paskambinau direktoriui ir pasakiau, už tų miltų man išeina duona niekaip iškepti. Jis atvažiavo ir labai ramiai sako, aš tau atvešiu tokių miltelių, tai vadinasi natrio gliutomatas, kur įdėsi geriau duoną formą laiko, geriau raugiukas rūksta ir stipresnis skonis dar bus. Vėžys garantuota. Aš ranko minkau duoną ir dėdar man kažkokių miltelių, man reikia gerų miltų, o ne miltelių. Tai taip, kad dabar visos kepyklos atseit naudoja ir tai yra leistina. Visose Gavnopoliuose ir Šurlenduose, kur Klaipėdo yra ne duona. Yra cheminiais purikliais išpūsti dalykėliai, vaikai jau visi gimsta. Jau visi gimsta su alergija. Visi. 100% įsigimimas jau yra vaikų. Pažiūrėkit, restorano pagrindiniai valgiai, kas yra? Šitos. Picos? Nu, apie pizzas aš nešneku. Aš šneku apie dešreles, kur mėsos nėra, su frybulvytėmis. Taigi tas turi būti išmesta išvis, suprantat? Tie visi limonadai, tas viskas turi būti išmesta. Ateina karta, ateina tų sveikuolių vaikai, kurie supranta, kad jau reikia maitintis sveikai. Ir va štai ima paprastus lapus ir deda lėkštutę, lapus, vėl lėkštutė, vėl lapus, vėl lėkštutė, vėl lapus. Išdžiūna lapai, va yra pirmoji lietuviška rankų gamybos ekologinė lėkštutė. Ja tarp kito ir suvalgyti galima. Lapelis? Ja, jeigu pamirkai kokį padažėlį ir suvalgai. Ir todėl tą, ką reklamuoja Lietuvos sveikuoliai, o yra vieninteliai visoje Europoje, tokių mes nerasim sveikuolių klubų. Nei Estijoje, nei Latvijoje, nei Vokietijoje, niekur nerasim. Tokias masės žmonių, suprantat, tai yra masinis judėjimas, pasižiūrėkit. Ir jie vieninteliai pradėjo tvarkyti savo šitą dalyką. Nu, taigi į mane pasižiūrėk, va. Per pusantro mėnesio, kiek aš jau netekau, 17 kg, per taliją 15 cm, tik tai nuo maisto. Žmogui reikia maisto, koks jo kumščio dydis. Nes mūsų skrandis yra kaip bulvių maišas. Kuo daugiau dedi, tuo jis daugiau tysta. Taigi aš svėriau 130 kg. Man bulvių maišas buvo iki kelių. Eidavau, puškuodavau viską. Negalėdavau batų užsirišti. Dabar aš lakstau paskui mergas kaip
jaunas buliukas. Gaila, kad visi restoranai, kavinės, valgyklos, ne tą dalyką daro. Dabar pasižiūrėkit, kaip pakito mūsų mitybos įgūdžiai. Sovietinis apšėpytas sunaikino iš vis tradicinį lietuvišką virtuvę, o dabar, kai atėjo šitie doner kebabai, visi picerijos, makaronai itališki, kam lietuviui reikalingi pietietiški valgiai? Nei velnio nereikalinga. Tegu valgava duona su lašiniais, bus amžinai sveikas. Nes nuo lašinių mum taukai neauga, mum taukai auga nuo angliavandenių. Lietuvių tauta yra fantastiškai išradinga. Spjaukime į tos gavnopolius, patys pradėkim viską auginti ir gaminti. Ir prašau, kaip moteris sugeba. Matėt? Nėra šaunesnių pasauliai sutvėrimų kaip lietuviška moteris, su savo fantazijom. Va, kad ir Jūratė, tokią duoną kep, grafikė. Įsivaizduojat savo? O kokius valgius, kokius gėrimus pamatėt? Tai va, ačiū Dievui, kad yra lietuviškos moteris, o mum vyram tik tai jas žiūrėti ir seilę varvinti.